Labas rytas. Ką? Rytas Maroke? Na, karšta. Karšta. Miegojom karšta iš tikrųjų. Triukšmas už lango, tai... Bet išsimiegojom. Gerai, einam valgyti. Renata jau daras kaip Kristina. Tai tą, tai patepti, tai pritepti, tai nuo saulės, tai vėl to nuo vėjo. Nuo saulės reikia. Nori, kad kaip vėžys grįžčiau. Nu, virtas. Suprantu, tada sakys, kur tavo jeigu neįdavus. Jau baigi. Tada pasižiūrė viską turi. Telefonas, vaistai, purškalas, nosį, powerbankas. Gerai, viskas, judam. Telefonui. Nebūkim paskutinė, Tina. Pinigų neturiu. Aš turiu. Pažiūrėk, kaip atrodo. Aš irgi gerai atrodo. Davai, judam. Kabinetas. Einam laiptais. Jo, mes laiptus. Žingsnė vis tiek daug nebus šiandien, tai galim pasportuoti. Tai kas be ko. Vakar jau pabandėm, tai šiandien galim. Nu va, grupė po biškį renkasi. Važiuosim į Marakešo centrą. Marakešo centre lankysimės rūmuose, Medinoje. Kur dar papasakot? Sodą. Vėliau į sodą važiuosim, o vakare laukia marokietiška vakarienė su šokiais, pokiais. Ir tu gal pašoksi? Reikia įsidėmėti mūsų autobusą, aišku, į taką. Ir sakom numerius, nu tai skaičiai tai yra. O kokios raidės, kas pasakys? Nu, lygiai 8:30. Čia važiuoti. Vietos Sočiai dar tiek lieka. Normalus autobusai. Oi, tu didelė uždynas. Važiuojame prie Kutubijos mečetės pradžioje, o po to judėsime Barijos rūmo link. Gerai atrodo. Pokemonas. Čia reguliuoja. Su viskuom, dviračiai, karieta, autobus, nu, kupranugariai dar nori. Su gidas pasipuošęs vietinę aprangą. Čia yra Menaros vandens baseinas, kurio gilis 5 metrai. Šitam baseinui yra 800 metų ir jam vanduo yra paduodamas iš Atlaso kalnų. Kažkur va ten. Vanduo eina po žemę iš 40 km ir atiteka iki čia. Tai dabar šitas baseinas naudojamas tik sodam laistyti. Alyvmedžiam. Ir dabar einam į sodą. 5 metriukai. Ir toks, nu, yra vandenėlė. Sodam palaistinį gerai. Šitas baseinas buvo naudojamas geriamam vandenį laikyti. Seniau dabar, aišku, daugiau yra technologijų, bet viena iš seniausių ir tokių, nu, istorinių vietų. Draugiukai, valgot. Katinukai neduodė, tu čia kartais ne katinuką maistą valgai, ciuciau. Kaip pas mums būtų parkas, tai čia alyvuogių parką.
Al-Kutubija Marakeš. Čia mečetė, bet kas įdomiausia, Turkijai, tarkim, mečetė pati matosi ir tie stulpeliai mažučiai, ne? O čia atvirkščiai, pačios mečetės nesimato, tai bokštas, bet toks galingas, vienas galingas. Ir visai forma kitokia. Jau kabinėjasi. Gerai atrodo bokštas. Čia yra Al-Kutubijos mečetė. Seniau va čia, kur griuvėsiai buvo karalių rūmai ir kareivinės. Turi bokštą. Į vidų, aišku, kitatikių neleidžia. Jinai pastatyta 12-13 amžiuje. Šita yra didžiausia Marakešo mečetė. O po to varysim prie seniausios. Gaila, kad į vidų neleidžia. Ir vėl batoną neturim, bet jie turi grūdų. Oho. Aš žiūriu, myli čia gyvūnus, myli balandžius, myli kačiukus, myli šuniukus, visi maisto pridėta. Mūsų grupė klausosi gido. Įdomu, ką ten pasakoja. Aš tik kaip visat pražiopsosiu. O iš tos pusės kaip gražiai atrodo. Ir aš noriu kadrą papulti. Čia jeigu labai išalksi, gali tiesiog mandarinų pasirinkti gatvėj prikrytusių. Gal reikia paragauti vieną, bet turbūt bus rūgštus. Vaidai, aš tau duosiu paragauti. Nu ką, vėjam komanda, ne? Jie lėtai bėga, bet nežinau, kai reikia pavyti, tai bandom pereiti, ne? Nes čia kažkaip baisoka per gatvę. Geras Renata sako, kas čia per palmės? Pasirodo, ten telefono antenos paslėptas. Aš galvoju, jas formuoju, padaryta, kad į viršų augtų lapai. Tai va, geras, va, čia šaunuoliai. Čia kaip gidas sako, transporto kvapas, nes išlepi iš autobuso, tai iš karto smarvę kaip duoda. Kaip pavasarį pas mumą, ne? Ne, jau gal vasarą net būtų. Tai va, žydė, viskas malonu. Tai pas mum tai lapkritis, jau gal sniegą iškristoja. Tai gyvačių kartais būna, kartais ne. Bet gyvatės ir dieną ir naktį kainuosi. O, rimtai, kobra. Geras. O, gera transporto priemonė. Geras. Tualetas 1,5 dirhamo. Tai kiek čia 15 centų? Tualetai. Ar tilpsi pradarytas? Geras. Nu ką, Medina, senamiestis. Pažiūrim, kas čia įdomaus. Nu, Kiek datulių. Čia sukam. Kažkur lendam. Jau įdomiau.
atsargiai po kojom. Suknelės. O, dar žemyn parduotuvės. Kur mes čia atėjom? Nejauku biškį važiuoju. Iš padrebėjimo? Nu, ar padrebėjimo, ar nuo... Nuo senatas. Ui, koks fainas. Saugoti galvą, žiūrėkit po kojom. Nu, atvažiuoju. Tai va, taip atrodo medinos namai gyvenamieji. Siena, tiesiog durys, jokių langų, nieko. Va. O čia už tos sienos yra kiemelis. Ir kiemelis vadinamas Rijadu. Gali būti fontanai, gali būti daugybė kambarių, gali būti 3 kambariukai. Žodžiu, jie gyvena taip, kad tu nieko nematai, viskas užslaptinta. Nu, aš pakvėpuosiu. Tikrai jau. Va, kaip važiuoja iš kažkur, išlindo pragaro mašina. Čia gatvė pasirodo. Ir mopedai važinėja. Toks pakaimėjo žmogus. O, geras, net nemačiau. Tai va, už tų sienų gali būti viešbutis. Sakė, apie 200 rijadų yra šitam senamiestyje. Ir dauguma iš jų viešbutukai. Tai dabar atėjom į mauzolėjų kapavietę. Tai va, Maroke yra 2 nacionalinės kalbos – arabų ir berberų. Čia yra berberų raštas, čia arabiškas raštas. Čia yra mauzolėjus, į kurį neleidžia turistų. Judam toliau. Kas čia per greitkelis? Vau, čia parduotuvė? Bet čia nesuprasi, tai peškom su mopedais, kas kaip nori skersai išilgai. Tokios gatvytės. Jau galvojau tave nudauš vieną. Čia molio O, gali su balionu paskui. Viešbutuks už tų durų ir už tos aukštos sienos. Bet va, kilimai čia rankom gal austinti. Iš kur rankom tokie matos pagalvytės, rankų darbo rūbai. Žmonės perkasi. Pirmiausiai būtų, jeigu gydas dabar pabėgtų specialiai paliktų mumis. Vaidžiu. O kaip kvepia? Kaip kvepia skaniai. Va. Rožės spalvotas. Bet Greičiausiai, kvapas. Ai va, kas kvepina čia. Čia ir, ai, čia jie ir skirti smilkinimui. Galėtų į nusmintuvą įsikyti. Gražu. Padumavę biškį. Smilkalų. O čia tai
Smilkalų tai belė kiek padus galima. O čia jau tikrai turgus prasideda. Nu viską, ko norim. Kurie naktį čia buvo, tai dabar miega, mes vietoj jų vaikštam. Nes naktį miegojom. Ką, turgus toks. Vokiečiai visko daug. Žiūrėk, sandalai. Va, tau tapkių reikia, Vaidai. Kaip iš filmo. Aha. Apie Aladyną. Tikrai čia. Čia raudonmedis gal? Žiūrėk, Kupranagario nosis iš šachmatų pasaulyje. Tau mentelės nereikia pimai. Tokiam aukso pasaulyje atrodo. Šviesų pasaulyje. Tikiu, kad čia atvažiuoja dizaineriai ir iš visos Europos ir renkasi šviestuvus. Dirbtuvės. Va. O, tai kaip? Metalas. Žodžiu, metalo dirbtuvė. Bet čia jau, čia dar. Bet čia jau tuščiau kažkaip. Ar ten. Ten atėjom kampytą. Ko aš čia? Skūros, odos. Ten biškį gabalas vos neverto paremtas. Tai čia pernai rugsėjo mėnesį buvo didelis drebėjimas, beveik 7 balų stiprumo, per kurį žuvo 2000 žmonių. Tai va šita čia yra senoji mečetė. Bet būtent Marakešė labai mažai žuvo. Kalnuose daugiau, nes kalnuose, Atlaso kalnuose buvo tas drebėjimas. Tai va, bet šita mečetė po drebėjimo, jinai kažkiek atstatyta, bet naudojimui nebetinkama. Seniausia miesto dalis, 900 metų senumo mečetė, kuri labai nukentėjo per žemės drebėjimą ir yra nebenaudojama. Ten truputį matosi bokštas, visas metalais sutvirtintas. Kokie tik nori mopėdą, kokie tik nori. Bur. Eis visą sieną. Nu. Va, mėsos krautuvėlė. Perkas vietiniai. Nesvarbu, kad mėso musėm aplikus. Paramstyta po drebėjimo. Na kaip Renat? Ir kvepia, nežinau, smilkalai.
Nu nežinau, man tai benzinu kvepia. Mes dabar pasiskleidėm. Nu va, vėl mes aikštėj. Chaoso daugiau negu iš ryto. Ir saulė kepia. Jau koks 30 keli laipsniai. Bet tokia atmosfera, ne? Vienai karabų šalia. Gavom laisvą laiką, valandai 15 minučių, kas eis pavalgyti, kas šiaip po miestą dar plavinėti. O mes galvojam ledų paragauti. 25, Už vieną burbuliuką, už vieną burbuliuką 15. Ananas? Nu, man ananasis, bet taip normaliai prikrauna, ne? O Vaidui orange. Ledai tai, pasaka. Sunku patikėti, bet jau net man norisi šešėlio. Trumpam prisėdom tiesiog pasimėgauti miesto vaizdu, pailsėti, ledais paskanauti. Pavalgiam ledų, dabar užsinorėjom sulčių, kur šviežiai spaustos būna. Einam į aikštę. Čia tik spėk dairytis, kaip ir aikštė, bet ir kas tik neting visi važinėjas. Va, čia gyvatės, gyvačių užkalbėtojai, bet jie šūdžiai prašo pinigų. Aš pabandžiau, sakau, pasižiūrėk, net neleidžia pasižiūrėti, užstoja iš kartą ir prašo pinigų. O jau apie fotkinimą tai net kalbos nėra. Turim laiko, tiesiog vaikštom po Marakešą. Žmonių daug, karšta. Jo, kavinukės pilnos. Pietų metas, ką tu nori? Pavargęs turistas, žiūrėk. Vidury. Gyvus Adam dar? Gyvų. Bahija rūmai, Bahija pelas. Koridoriai. Bahija rūmai tai didžiuliai ir įmantriai suprojektuoti rūmai su 160 kambarių, kiemais ir sodais. Bahijos rūmai tai 19 amžiaus pastatas Marakeše, kurį sudaro įspūdingais tinkų paveikslais ir mozaikomis dekoruoti kambariai bei sodai. Bahijos rūmai turėjo būti didžiausi savo laikų rūmai. Bahijos rūmų pavadinimas arabų kalba reiškia blizgesys. Kai 1956 metais Marokas įgijo nepriklausomybę nuo Prancūzijos, Bahijos rūmai buvo naudojami kaip karališkoji rezidencija, kol karalius Hasanas II neperdavė jų Maroko kultūros ministerijos globai, kad pastatas galėtų būti kultūros simbolis ir turistų traukos objektas. Visur viskas labai praktiška, mažai daiktų, mažai baldų, plytelės, gal ir gerai. Daug ką remontuojam.
Atrodo, kad kilimas būtų priklijuotas prie lubų. Žodžiu, valdovo rūmai. Ir jisai turėjo kiek? 24 sugulovės. 24. Tos mylimiausios žmonos lova. Po 24 atskiri kambariai. Ar rasim šeimą? Ir kaip tau valdovo rūmai? Jeigu būtų tos 24, čia tokias pasipuošė būtų aiškiau, dabar tai neaišku, kokius ten. Labai tušti kambariai, kažkaip nieko, 2 sofos ir viskas. Bet 2 sofos ir lova, ir viskas, ir baigėsi. Ten keliau, turbūt dieną. Va, dabar esame žydų kvartale ir kas būdinga šiam kvartalui, tai langai. Nes marokiečių kvartalio langų nėra į išorę. O va, žydų yra kitas stilius. Va, gerulė tačka. Prasisklaidėm biškį. Ramiau. Visa gatvė suramstyta, kad nesugriūtų. O eik tu savo. Spėkit remontą, kada nors sulauks. Ar tai visam čia jau iki sekančio žemės drebėjimo. Čia va, matos iš ko sienos padarytas. Iš akmenų. O, skylė. Čia bus sadiečių kapai. Nu. Taip? Taip. Va, 10, žodžiu, 30 vietiniam ir 100 turistam. Yra palaidota ta karalių mamytė, kur už Ramadano pažeidimą gavo išlydyti Savo papuošalus. jo ir ant bokštelio uždėti. Nu, žodžiu. Nu, o va šitas marmuras tai yra iš Italijos ant cukraus pamainytas. Čia kadangi yra prabangios kapinės, paprastų miestiečių čia nepamatysim. Ir dar kas įdomu, tai va tos mozaikos yra nuo 16 amžiaus. Nu, pažiūrėkim, kas ten tokio gražaus, kad tiek žmonės fotografuoja su tokiam pozom ant kapo. Tie 3 pagrindiniai. Nu, karaliai, žodžiu, guli, viskas okei. Va, mūsų autobusas. Dabar važiuosim į sodus. Dabar važiuojam į Majorelės sodus. Kaip tiksliai tarės? Rašosi Majorelė. Sodai. Kolektyviniai sodai. Kas ten gražaus? Taigi sodas, ne daržas. Sodai. Kaip sako, sodai kolektyviniai. Eik tu, spaistai. Užveistas sodas ir kurį laiką buvo apleista, po to, kai pirmasis, kaip sakyti, savininkas, tai yra Mažorelis, po jo mirties buvo apleista, kol dizaineris, menininkas ir San Loranas perėmė tą vietą, ar ne, sodą ir labai, aišku, buvo sužavėtas būtent tą mėlyna spalva, kuri ir vadinasi Mažorel mėlyna spalva, kurios nemažai pamatysite viduje. Va, aikštė pildosi žmonių. Čia va visur vaikščiojom per dieną. Nu, nepasakytam, kad lapkričio kelintą šiandien. 6, 7 gal? Tau 7, 10 šiandien. 10, ne.
nebeskaičiuoju dienų. Tai va, už tos sienos yra senamiestis Medina, kur mes ką tik ir vaikščiojom. Policininkų bendrabučiai, policijos kairėje pusėje buvo. Ir mes dabar palei senojo miesto sieną riedame. Senasis miestas už sienos. O tos skylės tai ventiliacija, kad oro gautų, kad ventiliuotis. Keturiese ant vieno. Paskutinė tai vos telpa užpakalis su antratą beveik. Toks chaosas. Kaip čia jie važiuoja, tai va, dar spėjo ir praeit per Žiedavą, kažkaip nepešiu perėjo. Biškį tik pavažiavom ir link sodą judam, Mažorelę sodai. Ar leis man? Leis. Biškį pavėlavom. Nu, kaip sodas. Soda, kuris įkurtas prieš 100 metų. Bambukai kokio dydžio. Ką čia visi taip žiūri, tvenkinukė? Pažiūrėk, kokie. Oho. Gal turistais maitina. Toks nemažas. Nu. Aha, labai daug Tokio... sargybinių. Man berniuks. Kas 10 metrų sustatyti. Nu va, bambukai padžiūvė jau. Kurią pusę eiti? Oi, pareguliuos, kur eiti, čia negalima, sakys. Renat. Nu, gražu, kaip džiunglėse. Kiek kaktusiukų. Tai čia šitam name tas dizaineris gyveno, ne? Jau net nemačiau, išsikišęs. Oi, būtų skaudėję. Į kaktusą neįsirėžiau, bet manau, jie pincetų turi daug pasiruošę pirmai pagalbai suteikti. Čia muziejukai. Čia parduotuvė. Čia labai didelis menas užrašyti porą žodžių ir metus užrašyti. Šitas irgi geras. Bet čia taip pat irgi reiktų. Ėjau, praėjau, vos vėl neįsirėžiau. Nenorėčiau gauti spyglių. Oho. Nu, kaktusų pasaulyje. Kaktusų pasaulyje. Reikia tekilos, ne? O vardas turistė. A ne, jau nebepainėka. Spėk, alaus ten yra ar nėra? Aš galvoju, kad alaus noriu. Va, pasivaikščiojom po sodą. Dabar į autobusą grįžtam. Nu, ką gera prisėsta, ne? Gal kitą policinę važiuoja? Verta pagalvoti. Ne, iš tikrųjų, tas karštis vis tiek savo daro. Tai dabar į viešbutį ir vakarienė mūsų laukia marokietiška. Su šokiais ir dainom. Grįžom į viešbutuką, nusiprausam. Žodžiu, ir valysim. Sugatau vakarieniauti. Nu ką, vakarienės? Valgyti. Valgyti ir gal pašoksim dar, nu su marokiečiais tautinius šokius. Jeigu nori pašokti, Ai, nu ką, 7 valandos. Autobusas jau mūsų laukia.
veš vakarienės. Oi. Bet jau ir tamsta po truputėlį. Vaidas keičiasi pinigus dar, eurus į dirhamus, nes vis tiek reikia jų, viskas kainuoja. Nu va, visi pasipuošę vakarieniai, visi alkani. Važiuosim. Pasigrožėkim vakaro vaizdais pro autobuso langą. Traukinių stotis, geležinkelio stotis. Va, daug šviesyčių, daug automobilių. Bet daug šviesų iš tikrųjų. Apšviesta viskas. Mum pasivyti. Aha. Jis be šviesų. Vis tiek davėjas. Nu. O, žiūrėk, toj pasivys. Nu, greičiau. Moterytė. Jautašku reikėtų 3 kartus. Dar nėra tekę pakliūti tokiu kamštį visiškai stovi. Ar tokios aplanko, ar dar kažkur. Na, matosi, kad yra kamščiai, bet nėra tokių mirtinų visiškai. Bet mašinas tyvysė, sakė, balagot. Važiuotas pagalvoja ne pro tą pusę, tai pro tą pusę. Šalmą turi vairuotojas ir gana. Bala nematė. Kaip sakyt, nukris, o tai. O čia rimtesnis. Nes galit matyti, kad yra. Šitas? Dažniausiai užtenka suskaičiuoti rankos piršto ant sėdinčio ant motociklų, bet kartais gali ir visą šeimyną tilpt ant jo. Taip, po 4 tai dažnai. Nors parinėms, Važiuok. 4. Na, su vaikais. Kojas tik matas. Ai, tiesiog. Vilėkai. Žiūrėt, policininkai galvoja, na. Ai, važiuokit, kaip norit. Nu. Nebent avariją, tada prieisiu. Pažiūrės gyvus, negyvus. Arba patrauks nuo kėlę, kad kaip. Arkliukai šalia. Nu, tas net bijo vien. Lauki vakarienės, Vaidai. Vaizdų, kuriuos šiandien mačiau, tai Nelabai mėsos valgyti noriu, bet baisu. Ypač mėsą. Nu, Bet kvepia, tai stengiai. valgysiu saldžiai. Pažiūrėsim. Nu ką, visi vorele, judam vakarienį. Sakė, duos. Taigi, avies akių pavalgė. Va, restoranas mūsų. Nu, gražus. Jo. Pažiūrėk, valempas. Jo, va tos, kaip turgui. Žinai, kiek tų reikėjo? Aha. Žiūrėk, mozaika buvo. Gion. Nu jo. Bet čia prabangiai. Sriubytė. Ir lešių ir Skanu. Bet šiaip alus nepadė. Pienas šiaip. Tai žinau, kad nepadės. Bet tas toksai, nu vis tiek, nu kaip, nu ne, aš geriau žinau. Reikia alaus. Kas čia per Čia yra patiekalą? daržovinė dalis, kuskusas, žodžiai, troškintos daržovės, ten yra mėsinė dalis, tai yra višta. Tai jos ten įvairios kūno dalys. Taip nuskambėjo kūno. Koja. Koja yra? Čia, man atrodo.
Tai va, grįžome iš nacionalinės vakarienės, nu ir kaip tau, Vaidai? Kaip ten? Patiko matos tą mergaitę pavalgius, kaip tu sakai. Aš tai pasakysiu tiek. Gaila, kad po 10 nebespėjom į vakarienę mūsų viešbutį, aš taip ir nepavalgiau. Ei, visai normaliai. Bet kas įdomiausia, tos ten, kur dainavo jau tos moterytės, nu tos dainininkės ten, spiegia labiau. Tai aš pafilmavau, tai man vieną rodo, tipo, mokėk už tai, kad filmuoji. Nu. Tai va, neužtenka, kad susimoki už vakarienę, už pasirodymą, dar turi atskirai mokėti, nes tipo, negalima filmuoti. Nu, yra tokios, taip įprasta viskas. Nu, pas juos įprasta, pas mus neįprasta, mes iš kito krašto. Tai va, tas įdomu. Gerai, laba naktis. Tai tik priprašy, po to padarysi piet, sakysi, mane. Va, taip, labai galiu greit irgi prasni. Tai va, laba naktis. O rytoj varysim Casablanca. Į didžiausią Maroko miestą. Didžiausias. Bet maudyt, sakė, negalimas. Tai matysim prie jūros, matysim, viskas dar ateity. Gerai, labą naktį.